Mes labai dažnai kalbame apie avalynę ir drabužius, o apie aksesuarus gerokai rečiau. Todėl šiandien noriu parodyti mūsų didelį žieminių pirštinių ir kumštinių pirštinių pasirinkimą. Ir šiek tiek paaiškinti, kuo jos skiriasi tarpusavį. Iš esmės, pirštinės su pirštais yra sunkiausias pasirinkimas. Pirmiausia, todėl, kad gamintojų nurodomi dydžiai pagal amžių dažnai netitinka realybės, tačiau pagrindiniai skirtumai slypi vidinėse medžiagose. Pavyzdžiui, čia turiu Reima pirštinės, jų viduje yra Primaloft pašiltinimas, kuris yra šiltesnis nei įprastas poliesteris. Todėl šios pirštinės tikrai šiltesnės. Tas pats galioja ir striukėms. Taip pat yra ir flyso pamušalas, kuris laikomas vienu minkščiausių. Pastebėjome, kad Lego pirštinės turi trumpiausius pirštus. Tai labai svarbu vaikams apie 4-5 metų. Jau nori pirštinių su pirštais, tokių rasti tikrai sudėtinga. Lego pirštinės 104 dydžio yra pačios mažiausios, o šios, kurias laikau rankoje, taip pat ir trumpiausios. Todėl jos dažnai idealiai tinka mažoms rankytėms, kurios jau nebenori kumštinių. Čia vėl turime Reima pirštinės su vilnos mišinio pamušalu. Vilnos ir poliesterio deriniu, kuris taip pat yra gana šiltas. Tai ir yra pagrindinis skirtumas. Šios pirštinės yra ilgesnės ir dažniausiai dėvimos ant striukės rankovės. Tai yra ši dalis užsideda virš rankovės. Tai Hupa Basic pirštinės su pirštais yra pačios plačiausios. Jei vaiko ranka platesnė, dažniausiai Hupa pirštinės tinka labai gerai. Dar Didriksons. Jų pirštinės turi papildomą elastinę gumytę, padedančią pirštinėms geriau laikytis ant rankos. Pašiltinimas toks pat kaip ir kitų jų pirštinių. Ir pamušalas flysas.